Sveiki. Kągi, back to the roots. Vilnius, Berlynas. Kelionė kitokia ir norėčiau šiek tiek papasakoti priešistorę ir kas bus kitaip su šia kelionė. Bet pradėkime nuo pavadinimo Back to the roots. Kodėl ir ką tai reiškia. Visai neseniai BMW išleido naują motociklą BMW R12 GS. Ir tie, kas domisi motociklų istorija, žino turbūt, kad vienas pirmųjų motociklų BMW išleistas buvo BMW R12 dar 1939 metais. 80 metais išleido R80 GS motociklą. Tai iš tiesų BMW R12 naujasis yra hibridas arba junginys R12 39 metų ir R80 GS 80 metų. Ir šis motociklas pasižymė dideliu pravažumu, priekinis ratas 21 colio, galinis 18 colio, atrodo retro dizainas, sakykime, yra retro stiliaus arba vintažinio stiliaus. Aš manau, kad šis modelis bus iš tiesų labai populiarus. Variklis pas yra 1.2 ir su šiuo motociklu aš noriu grįžti į praeitį. Į praeitį grįžti keliomis prasmėmis. Tai visų pirma, į ten, kur buvo pagamintas pirmasis BMW R12, tai yra Vokietija, Berlynas. Ir taip pat BMW R80, pagamintas Vokietijoje, Berlyne. Ir su šiuo motociklu, tai yra būtent naujoji R12 GS, mano tikslas yra nuvykti būtent į Berlyną ir nufotografuoti muziejuje R12 ir R80. Bet kad kelionė būtų įdomesnė, aš pagalvojau, kad labai paprastai yra važiuoti asfaltuotais keliais. Tiesą sakant, vienas iš iššūkių, su kuriuo aš norėčiau susidurti sąmoningai, tai yra navigavimas. Visi mes mokame naudotis navigacijos prietaisais, telefonais, bet jau nedaug žmonių, kurie gali naudotis popieriniais žemėlapiais ir nenaudoti navigacijos prietaisų, telefonų, elektroninių žemėlapių. Todėl mano iššūkis šioje kelionėje yra nuvykti į Berlyną nenaudojant navigacijos prietaisų. Tai yra skaitmeninių navigacijos prietaisų, arba kitaip sakant, naudosiu tik tais popierinius žemėlapius ir kompasą. Ir šitoje vietoje turbūt irgi nebūtų nieko sudėtingo, nes į Berlyną nuvykti mes galime praktiškai per dieną. Iš Vilniaus vykstame iki Varšuvos, nuo Varšuvos vykstame magistraliniais keliais iki Berlyno. Viskas yra gana paprasta. Todėl, kad šią kelionę padaryti dar šiek tiek įdomesnę ir sudėtingesnę arba įvairesnę, nusprendžiau, kad reikia tą maršrutą kažkaip pasunkinti ir padaryti įvairesnį, kuris būtų tinkamas būtent BMW R12 motociklui, kuris gali važiuoti tiek asfaltu, tiek žvyru, tiek miško keliais. Ir tada kilo mintis, o jeigu aš uždėčiau oro liniją Vilnius Berlynas. Įsijungiu žemėlapį, užsidedu oro liniją ir matau, kad tai yra 850 km. Bet oro liniją motociklu mes, kaip suprantame, negalėsime važiuoti. Reiškia, aš pagalvojau, kad čia būtų galima išvesti kiek įmanoma tiesesnį maršrutą, kuris eitų kiek įmanoma arčiau oro linijos. Ir iš to gims mano maršrutas Vilnius Berlynas. Kaip man seksis tai padaryti, aš pasistengsiu pasidalinti sekančiuose video ir pasiruošimo procesą taip pat visą filmuoti ir pakomentuoti, kas, kur, kaip, dėl ko ir panašiai. Bet kaip supratote, mintis yra grįžti atgal į praeitį, taip kaip keliavo senovėje arba 80 metais motokeliautojai, tai yra nenaudojant navigacijos prietaisų, arba naudojant tik žemėlapius ir kompasą, nuvykti į Berlyną, Berlyne nufotografuoti muziejuje R12 39 metų ir R80 80 metų juostiniu fotoaparatu. Taip, tai yra dar vienas iššūkis, su kuriuo norėčiau susidurti šioje kelionėje, tai yra fotografuoti tik juostiniu fotoaparatu. Tai yra tai, kas buvo fotoaparatu. Tai, kas buvo naudojama tais metais. Skaitmenos tuo metu nebuvo,
buvo naudojamos juostelės, spalvota arba juoda balta fotografija. Ir kaip žinote, turbūt daugelis aš mėgstu fotografuoti, tai yra vienas iš mano hobių. Ir šioje kelionėje, kodėl nepabandžius tai padaryti su juostiniu fotoaparatu? Kai tu nufotografuoji, bet tu nežinai, ką nufotografuoji arba kas gavosi. Priešingai, naudojant skaitmeną, kai skaitmenoje tu gali tiesiog padarai nuotrauką, pasižiūri, nesigavo, pakartoji ir paskui išsirinki nuotrauką, kuri tau yra tinkamiausia. Tai šiuo atveju turėsiu aš tikrai nemažą iššūkį pabandyti įamžinti kelionę juostiniu fotoaparatu. Ir tai yra dar vienas challenge'as, su kuriuo aš susidursiu. Kad kelionę padaryti dar įdomesnę, kas atrodo jau visai yra įdomu, nusprendžiau, kad kelionėje aš nenaudosiu kreditinės kortelės ir visur atsiskaitinėsiu grynais pinigais. Sekantis momentas – maistas. Maistui aš noriu naudoti tik tais kiek įmanoma tikresnius maisto produktus arba tai, kas buvo naudojama tais pačiais 80 metais. Kruopos, makaronai, lašiniai, duona ir panašus dalykai, konservai galbūt. Ne? Toliau vanduo. Kodėl nepabandžius vandens ieškoti šuliniuose pas vietinius gyventojus arba vandens telkiniuose ir nepirkti jo parduotuvėse ir degalinėse. Kuo aš manau, kad 1980 metais turbūt, kad parduotuvėje niekas vandens paprastai nepardavinėjo. Mano toks spėjimas yra, vėlgi aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet vėlgi, kad būtų kelionė įdomesnė, aš sutikčiau daugiau įvairių žmonių, aš pabandysiu vandens ieškoti tik šuliniuose ir atvirose vandens šaltiniuose. Kitas įdomesnis momentas turbūt, kad kelionės metu aš nakvosiu hamake. Turbūt daugelis žinote, kad aš mėgstu hamaką ir nesinaudosiu viešbučiais, tai yra miegosiu lauko sąlygom, gamtoje, tą, ką rasiu pakeliui. Maitinimasis, ką ir minėjau, tai natūralūs arba kiek įmanoma natūralesni maisto produktai. Tas tikras maistas, ką mes galėdavom rasti 80 metais. Ir tą maistą gaminsiuosi pats, ruošiu su dujinė viryklė, turbūt benzininė viryklė. Vėlgi dar yra dalykų, kuriuos aš ne viską esu atsakęs savo pats, kaip tą kelionę įsivaizduoju ir kas iki galo turėtų būti joje. Bet tai ir pabandysiu pasidalinti savo ateities video ir būtent pasirašymo procese, kaip aš tai kelionį ruošiuosi, kokius daiktus renkuosi ir panašiai. Tai turbūt būtų tokia mano pirmoji video dalis, intro apie tai, kas yra per kelionę. Beje, šioje kelionėje aš planuoju keliauti vienas ir neturėti jokios išorinės pagalbos. Ir dar vienas labai svarbus momentas, ką aš labai pamiršau paminėti, kaip ir sakiau, aš nesinaudosiu navigacijos prietaisais, bet tuo pačiu nesinaudosiu ir mobiliuoju telefonu. Tai yra, mano kelionė bus visiškai kiek įmanoma arčiau autentiškumo to, kas buvo 80 metais. Tai manau, visi šie dalykai susidėjus turėtų gautis visai įdomus nuotykis ir tikrai grįžimas į praeitį, į šaknis, taip kaip keliavo praeities motokeliautojai. Tai jeigu įdomu, sekite adventuristai, aš pasistengsiu ilgesnius video dėti į YouTube kanalą adventuristai ir jeigu įdomu, sekite, komentuokite, lauksiu klausimų ir tiek šiam kartu. Iki.